Nacionalinės krepšinio lygos dabartiniai čempionai Žalgiris 2 krepšininkai namuose priima regionų krepšinio lygos dabartinius čempionus. Nėra ką slėpti, tai yra Lietuvos kariuomenės komanda. Ir štai, Juškevičius kaip tikras karys sužaidė ir draugiškų rungtynių, patirtis neįkainojama. Ir ko gero reikėtų tikėtis ir jo progreso. Sužaista beveik pusė kėlinio. Kokoška iš toli. O Kokoška tikrai gali pataikyti. Nelikti Žalgirio sistemoje, o semtis patirties, tobulėti Jungtinėse Amerikos valstijose. Naujokas Jurbarko, tikrai neduos atsipalaiduoti. Jis čia jauniesiams žalgiriečiams vos nesuklysta, bet Stonkus plungė ir Vytautas Pliauga demonstratyviai rodo, kur reikia mesti kamuolį. Neklauso jo auklėtiniai, treneris moja. Tvarka įvesta kaip kariuomenėje ir Tomas Delininkaitis. Pikšt, pokšt! Pikšt, pokšt! Nelaukia, bet gal kartais reikėtų ir palaukti. Dabar jau Tomas Delininkaitis Juškevičiui ir štai taip reikia žaisti greitai. Skandintina, tai ne tik yra pigus taškai prie baudų metimo linijos. Koks perdavimas ir kokie taškai. Parko ataką, o švieslentė vėl lygybė 40-40. Labai lengvai Tomas. Didžiausias spindulys Žalgiris 2 gretose šį sezoną ir šį vakarą. Jaunuolius ir Lietuvoje. Ne tik krepšinį žaisti, bet Justas Stonkus ir Jurbarkas kyla į šturmą, kyla į kovą. Sportas dabar jau Jurbarko ir susigrąžina Telšių Sūduvos Mantingos. Kaip griebia kamuolį Kavaliauskas. Wow. Kaša Rakauskas nepagauna kamuolio. Butka iki galo nėra, bet Domantas Šarauskas Šiaulių. Tai yra krepšininkas, kuris kol kas iš žalgiriečių, atrodo, kabinsis bet kam į atlapus, bet kabinkis kiek nori. Sirgalius, kurie dabar gynybą pasitinka. O, Montvila, štai, prametė 3 tritaškius, iš po krepšio daug ramiau. Ir Lukas Žukauskas dabar prametęs iš toli, paskutinioji žalgiriečio ataka, puikus perdavimas. Ir puikus 2 taškai iš krepšinis, bet iš ties Jurbarkui kariui jau laikas balnoti žirgus ir demonstruoti geriausią savo krepšinį. Mes įsišaudo Nedas Montvila. Vėl viskas nepakankamai gerai Žalgiris 2 komandai. Ir dar vienas šansas. Šansas, kuriuo naudojasi Karolis Kokoška. Kiek daugiau nei 4 minutės ir koks Tomo Delininkaičio perdavimas. Būtent Povilo Valaičio auklėtiniai. Dabar pradedantys dar vieną ataką, Kokoška. 3 taškai, pikšt, pokšt. Pavyksta atsikovoti kamuolį, Butka dar kartą ne. Montvila. Pikšt, pokšt. Nagi, Aidas Kavaliauskas iki galo, netaikliai Šarakauskas, 2 taškai su pražanga. Neskuba, Kavaliauskas nepataiko, bet atkovoja kamuolį Butka, reikia mesti. Nėra ir Jurbarkas karys švenčia dramatišką pergalę. 75-72, trečioji Jurbarko kario komandos pergalė.